Norint tinkamai valdyti daugiabučio namo šildymo sistemą, būtina tvarkyti atitinkamus dokumentus. Šie dokumentai fiksuoja sistemos projektą, veikimą ir priežiūrą. Vienas iš svarbiausių dokumentų yra šilumos tiekimo sutartis. Šioje sutartyje apibrėžiamos paslaugų teikimo sąlygos tarp pastato ir šilumos energijos tiekėjo. Joje nurodomas tiekiamos šilumos kiekis, kaina ir abiejų šalių pareigos. Kitas svarbus dokumentas yra energinio naudingumo sertifikatas. Šis sertifikatas įvertina pastato energinį naudingumą, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip izoliacija ir šildymo sistemos efektyvumas. Techniniai projektai ir brėžiniai taip pat yra būtini dokumentai. Juose pateikiama išsami informacija apie šildymo sistemos projektą ir specifikacijas, įskaitant vamzdžių, katilų ir kitų komponentų išdėstymą. Šie dokumentai yra labai svarbus atliekant priežiūros ir remonto darbus. Galiausiai, šilumos energijos skaitiklių duomenys turėtų būti reguliariai renkami ir archyvuojami. Šie rodmenys leidžia stebėti pastato šilumos suvartojimą, stebėti energijos vartojimo efektyvumą ir nustatyti galimas problemas. Šių dokumentų tvarkymas ir atnaujinimas yra būtinas sklandžiam pastato šildymo sistemos veikimui ir priežiūrai. Jie yra vertingas informacijos šaltinis gyventojams, pastatų valdytojams ir paslaugų teikėjams. Nustačius daugiabučio namo šildymo sistemos pažeidimus, būtina nedelsiant imtis tinkamų veiksmų. Pirmas žingsnis – informuoti atsakingas šalis. Tai gali būti pastato savininkas, šildymo sistemos operatorius arba vietos valdžios institucijos. Svarbu dokumentuoti pažeidimą pateikiant aiškius įrodymus, pavyzdžiui, nuotraukas ar temperatūros rodmenis. Gavus pranešimą, atsakingos šalis turėtų atlikti išsamų techninį tyrimą. Šio tyrimo tikslas – nustatyti pažeidimo priežastį ir įvertinti problemos mastą. Remiantis tyrimo išvadomis, turėtų būti imamasi taisomųjų priemonių. Šios priemonės gali būti įvairios, nuo paprasto remonto iki esminio atnaujinimo ar renovacijos. Pavyzdžiui, jei pažeidimas susijęs su netinkama izoliacija, problema gali būti išspręsta papildomai izoliuojant pastato konstrukcijas. Jei problema kyla dėl netinkamai veikiančio katilo, gali prireikti remonto arba pakeitimo. Viso proceso metu labai svarbus atviras bendravimas tarp gyventojų, pastato administravimo įmonės ir paslaugų teikėjų. Tai užtikrina, kad visi būtų informuoti apie situaciją ir veiksmus, kurių imamasi ją išspręsti. Daugiabučio namo šildymo sistemos pažeidimai gali sukelti teisinių pasekmių. Šios pasekmės gali būti administracinės arba baudžiamosios, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo. Administracinės bylos paprastai susijusios su reglamentų nesilaikymu. Pavyzdžiui, už netinkamos šildymo temperatūros butuose palaikymą gali būti skiriamos baudos. Šias bylas paprastai nagrinėja vietos valdžios institucijos, atsakingos už statybos kodeksus ir nuomininkų teises. Baudžiamosios bylos, kita vertus, susijusios su rimtesniais nusikaltimais. Už nesąžiningą manipuliavimą šildymo sistemomis, gyventojų saugumo sužalojimą dėl aplaidumo ar korupcinius veiksmus susijusius su šildymo paslaugomis gali būti pareikšti baudžiamieji kaltinimai. Už šiuos nusikaltimus gresia griežtesnės bausmės, įskaitant laisvės atėmimą. Siekiant išvengti teisinių problemų, pastatų savininkai ir valdytojai privalo teikti pirmenybę šildymo sistemų reglamentų laikymuisi. Reguliarios patikros, priežiūra ir savalaikis remontas yra būtini siekiant užtikrinti gyventojų saugumą ir gerovę. Ketvirtas skyrius – šildymo sistemos parametrai ir ribos. Norint saugiai ir efektyviai eksploatuoti daugiabučio namo šildymo sistemą, būtina laikytis nustatytų parametrų ir ribų. Šildymo linijų slėgis yra labai svarbus veiksnys. Per didelis slėgis gali perkrauti vamzdžius ir komponentus, dėl to gali atsirasti nuotėkių ar net plyšimų. Kita vertus, nepakankamas slėgis gali lemti nepakankamą šilumos paskirstimą visame pastate. Temperatūra yra dar vienas svarbus parametras. Patogios temperatūros palaikymas butuose yra būtinas gyventojų gerovei užtikrinti. Temperatūros jutikliai ir termostatai padeda reguliuoti šilumos gamybą, kad būtų pasiekta reikiama komforto temperatūra. Šilumos srautas, matuojamas tokiais vienetais kaip BTU arba vatai, rodo šiluminės energijos perdavimo greitį. Šilumos srauto supratimas padeda optimizuoti šildymo sistemos efektyvumą, užtikrinant
kad šiluma būtų tiekiama ten ir tada, kur jos reikia. Energijos perdavimo efektyvumas rodo, kaip efektyviai šildymo sistema paverčia kurą naudinga šiluma. Bendrą energijos perdavimo efektyvumą lemia tokie veiksniai, kaip katilo efektyvumas, izoliacijos lygis ir vamzdžių izoliacija. Šių parametrų stebėjimas ir bet kokių nukrypimų nuo leistinų ribų šalinimas yra labai svarbus, siekiant palaikyti saugią, efektyvią ir patikimą šildymo sistemą. 5 skyrius – kogeneracinės elektrinės. Efektyvumas pasiekiamas kombinuojant šilumą ir elektros energiją. Kogeneracinės elektrinės, dar vadinamos kombinuotos šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainėmis, siūlo labai efektyvų būdą gaminti ir elektros energiją, ir šilumą. Tradicinės elektrinės dažnai iššvaisto didelę dalį energijos, išsiskiriančios deginant kurą kaip šilumą. Tačiau kogeneracinės elektrinės šią kitaip švaistomą šilumą surenka ir panaudoja. Paprastai procesas vyksta taip. Kuro šaltinis, pavyzdžiui, gamtinės dujos, naudojamas turbinai arba varikliui varyti, taip gaminant elektros energiją. Užuot išleidusi išmetamąją šilumą, kogeneracinė elektrinė ją surenka. Ši surinkta šiluma gali būti panaudota įvairiems tikslams, pavyzdžiui, patalpų šildymui, karšto vandens ruošimui arba pramoniniams procesams. Kogeneracinių elektrinių efektyvumas priklauso nuo jų gebėjimo panaudoti šilumą, kuri kitu atveju būtų prarasta. Toks dvejopas kuro panaudojimas žymiai sumažina energijos švaistymą ir bendrą energijos suvartojimą. Daugiabučiams namams arba rajonams kogeneracinė elektrinė gali būti ekonomiškas ir ekologiškas sprendimas, leidžiantis patenkinti šildymo ir elektros energijos poreikius.